Laujantis Adamas Batyrovas. Puikiai abudu imtynininkai pasirodė rytinėje dalyje, gan aiškiai įveikė visus savo priešininkus. Ir aš manau, su nekantrumu laukia imtynių specialistai ir visi šie žiūrovai susirinkę salėje, kadangi, manau, bus tikrai įdomi, atkakli ir intriguojanti dvikova. Bandė už nugaros užeiti savo priešininkui Azerbaidžano imtynininkas, tačiau atvirkščiai Rusijos imtynininkas nuslinko žemyn ir kojomis užėjo jam už nugaros ir tuo įgaudamas šiokį tokį pranašumą. Kadangi jeigu šioje pozicijoje vienas iš sportininkų, kaip sakoma, išslystų atgal ir užfiksuotų padėtį parteryje, tai jo veiksmai būtų įvertinti tašku. Tai ir padaro. Beje, žiūriu į Pekino olimpinių žaidynių protokolus. Abu sportininkai dalyvavo Pekino olimpinėse žaidynėse ir ten Huseino Batyrovo burtai suvedė jau pačiame pirmame susitikime ir tada pergalę iškovojo azerbaidžanietis, nukeliavęs iki olimpinių žaidynių mažojo finalo ir iš Pekino parsivežęs olimpinę bronzą. Taigi Europos vicečempionas prieš olimpiados bronzos medalio laimėtoją, tas skirtingų metų. Ir ko gero dabar rusas turi principinį norą atsirevanšuoti už tą, galima teikti, nelemtas, dėl to burtų suvesta nesėkmė. Imtynėse tai būna, kad favoritai gali pačioje pirmoje kovoje susitikti. Labai, nesakyčiau, kad dažnai, bet tikrai pasitaiko, tai ir netgi pasaulio, sakykime, pirmos vietos laimėtojai, finalistai kitą kartą susitinka Europos čempionate, pavyzdžiui, pirmoji dvikovai. Ką padarysi, sportas yra sportas, tai yra burtai lemia šitas dalykas. Puikiai proga yra Azerbaidžano imtynininkui dabar atsilošti savo taškus, jis net nebandė užeiti už nugaros, paimti vieną tašką, jis atliko pervertimą, paėmęs koją iš vidinės šlaunios pusės ir gavo 2 taškus. Atrodo, kad dabar dar per 5 artimiausias sekundės išsaugojo šią situaciją. Jam tikrai nieko nereikia daryti, nes likus 1 sekundei, manau, tikrai jo priešininkas nesugebės kontratakuoti ir abudu lauks antro kėlinuko. Taip, kėlinukas pasibaigė. Net nebandė eiti į kontaktą, kaip sakoma, ir tas 2-1 azerbaidžaniečio naudai. Vėl matėm gan įdomų scenarijų, kada Rusijos imtynininkas iškovojo 1 tašką ir tik tai kėlinuko pabaigoje azerbaidžanietis sugebėjo kontratakuoti ir pasiekti savo reikiamą rezultatą. Bet irgi savotiška taktika ir reikia būti labiau užtikrintų savo veiksmais, kad tu per, pavyzdžiui, paskutinės 20 sekundžių sugebėsi surengti sėkmingą rezultatyvę ataką. Kalbėtume galbūt ne visai imtynininkų terminais. Pakartojame, mes matom, kaip Rusijos imtynininkas laiko apsikabinęs azerbaidžaniečio koją, dėl to supratau, kodėl jisai nebandė paimti tašką, kadangi tiesiog jis būtų sunku apeiti jam iš nugaros. O todėl jis pasirinko dar įdomesnį variantą, tiesiog pervertė į priekį. Ir už tai gavo 2 taškus. Laimėjo 2-1 pirmą kėlinį ir dabar pagal kėlinių rezultatus pirmauja. Būtent Zelimkhanas Huseinovas. Jam, kaip jau minėjau, 27 metai. Patyręs atletas, nors ryškių pergalių išskyrus olimpinį bronzos medalį. Vėl labai panaši situacija kaip pirmam kėlinukė. Abu sportininkai yra susikabinę, būdami šalia vienas kito ir labai sunku nuspėti, kur jis galės šitoje situacijoje. Taip, azerbaidžanietis imasi aktyvesnių veiksmų, kol kas teisėjai nevertina niekaip šito veiksmo, bet jis yra labai arti tikslo, kadangi jis jau kontroliuoja situaciją. Bet vėl šitoje situacijoje, kad pelnytų tašką, jis kaip minimum turi užeiti savo priešininkų už nugaros ir taip, sakoma, užfiksuoti padėtį. Rusas grėbė su koją. Ir vėl panašus vaizdas, tiesiog imitavo azerbaidžanietis, kad darys pervertinės į priekį. Labai griežtai vertina kilimo arbitrai imtynininkų veiksmus parterį, esant tik tai kažkokiai mažiausiam uždelsimui, taip pat keliai stovėsena. Tokios imtynių taisyklės. Pasikartosiu gal, bet priminsiu, kad imtynių kovas aptarnauja, sakykime taip, aptarnauja 3 teisėjai, tai kurį šalia imtynininkų mato, tai yra kilimo arbitras. Toliau nuo mūsų sėdi šoninis teisėjas ir kur kilimo arbitras eina paprastai traukti burtus ar šiaip pasikonsultuoti, kur yra galimybė padaryti video peržiūrą atitinkamų ginčytinų momentų, ten jis sėdi vyriausias kilimo teisėjas. Lieka
Vėlgi, paskutinės 15 sekundžių ir kurį dabar sugebės. Ar sugebės? 5 sekundės liko. Praktiškai 5 sekundės liko. Per mažai. Taip, visi teisėjai parodė, kad neužteko laiko Azerbaidžano imtynininkui užfiksuoti būtent šitą tašką. Mėlynas kamuoliukas ištraukiamas. Tai yra labai nedėkinga situacija Azerbaidžano imtynininkui, kadangi Rusijos imtynininkas turės dabar galimybę paimti gan patogų paėmimą, tai yra 2 rankom apsikabinus koją, lauks teisėjo ar kilimo arbitro švilpuko. Šioje svorio kategorijoje tai futbolininkų terminai šnekant beveik 11 metrų baudinys. Taip, aš jau sakyčiau taip. Čia beveik kaip futbole 11 metrų baudinys. 100% šansas ir jį Adamas Batirovas išnaudoja, išlygindamas kėlinukų rezultatą 1-1, taigi dar 2 minutės. Kągi, tęsiasi vakarykštė tradicija. Jeigu finalas, tai 2 kėlinukų neužtenka. Taip dažniausiai atsitinka, kada susiimtyniauja vienodą pajėgumą imtynininkai. Kaip matote, taip, paprastai būna po 1 sekundantą, bet kėlinukai, kuris tęsiasi tik 30 sekundžių, galima įsikviesti antrą pagalbininką, kuris šiek tiek padeda atsigauti sportininkui ir pavėdina, pamasažuoja. Matot, kilimo arbitras grąžino Azerbaidžano imtynininką, dėl to, kad jis per daug suprakaitavęs. Privaloma sąlyga pradėti kėlinuką yra bent jau vienodom sąlygom, kad nebūtų slidus. Ta padaro ir šiaip stebi visus jau tokius niuansus kilimo arbitras, kuris galbūt yra arčiausiai dvikovos dalyvių ir gali labiausiai pamatyti kai kurios niuansus, kurios gali nematyti kilimo šoninis teisėjas arba kilimo vadovas. Per treniruotės imtynininkai dažniau treniruojasi imituodami 2 kėlinukų kovą ar stengiasi ugdyti ištvermę, būtent įsivaizduodami, kad teks kovoti ir pratęsimą papildomą 3 kėlinuką. Kaip taisyklė, koks yra pasirengimo etapas. Jeigu tai yra, sakykime, bazinis pasirengimas, tai jau labai gal nežiūri tą laiką. Tai yra tiesiog užduotis, kurios vysto ištvermę, fizinę jėgą, greitį. O artėjant varžytiniam periodui, tada taip, reikia jau modeliuoti situacijas ir dirbama specialiai ištvermai. Tada paprastai tie etapai ir skirstomi. Tokias 2 minutės su pagreitėjimais ir su tokiais, nes matot, tų staigių prasiveržimų, tų tokių momentinių veiksmų yra labai daug. Tas išmuša sportininkus iš kvėpavimo ritmo ir mažesnio svorio imtynininkai, bet pakovoja, juolab, kad taip dauguma iš jų yra 4. arba net 5. dvikova šiandieną, tai krūvis yra labai didelis. Na kągi, lieka pusė minutės ir kol kas ar viskas vėl bus patikėta burtam ir viskas. Jeigu 0-0 vėl teisėjas traukia kamuoliuką. Nebus taip, kad 1 kartą šansas buvo sutiktas Rusui, vilkinčia mėlyną triko, tai dabar atitinkamai Deja, taip, vėl spręsti azerbaidžanietis. 10 sekundžių iki galbūt 3 kėlinio Azerbaidžano imtynininkas, matau, labiau nori iškovoti tašką ir Rusijos imtynininkas daugiau gynasi, nu kągi. Savotiška loterija. Vėl. Ir vėl mėlynas, kaip negaila būtų. Nusivylę Azerbaidžano sirgaliai, stveriasi už galvų. Labai nedidelė tikimybė, kaip minėjau, čia kaip 50-50. Gal kurį kamuoliuką ištrauks teisėjas. Taip, traukiant kamuoliuką taip, bet dabar jau ginantis ir puolant jau tikrai nebe taip. Dėl 1 taško, ne? Nubarkova, jeigu... Taip, pilnai užtenka 1 tašką. Pilnai, bet kokią. Ar tu įstumsi savo priešininką, kas dažniausiai vyksta šitam paėmime už kilimo, arba tiesiog įsikėlęs perversi. O mato, tiesiog paprasčiausia variantas, daro vidinį kojas užkabinimą Rusijos imtynininkas, bet jis kažkuria prasme parodė savo veiksmus azerbaidžaniečių ir tas jau gali iš to laukti. Bet vėl net ir žinant savo priešininko ketinimus, labai yra sudėtinga apsiginti šitą paėmimą. Privaloma sąlyga vėl, besiginantis imtynininkas turi 2 rankom laikytis už nugaros. Žodinį įspėjimą
Abudu imtynininkai gauna po žodinį įspėjimą. Ne, be švilpuko pradėjo kovą. Be švilpuko pradėjo kovą ir dabar daug kas gali priklausyti nuo kilimo teisėjų. Kadangi abudu imtynininkai buvo gavę po žodinį įspėjimą, todėl vienas iš neteisingų veiksmų, o arbitras būtent parodė, kad Rusijos imtynininkas pradėjo savo veiksmą be arbitro švilpuko. Jis turėjo susijungęs rankas laukti švilpuko. Kažkuria prasme abudu neteisūs buvo imtynininkai. Bet vis dėlto taip, teisėjų sprendimas nepasikeitė. Ruseinovas. Ruseinovas.